penktokų matematika. Visas tas ikonas mes rasim dar net neįėję, neatsivertę pirmojo lapo vadovėlio ir surašyta kiekvienai temai, ką aš turėsiu. Reiškia, turėsiu natūralieji skaičiai ir dešimtainę skaičiavimo sistemą nagrinėti klasėje, galėsiu mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus ir pristatyti klasėje, pademonstruoti, galės vaikai namuose dar kartą pasiskaityti prezentaciją, užduočių, infografika ir visa ta struktūra čia yra atskleista. Jeigu aš įeisiu ant pačios temos, tai tada aš galiu matyti tą išdėstymą jau lapo turinio šituose šonuose, kurie bus. Čia parodysiu keletą pavyzdžių, kaip tos užduotys atrodo. Jūs prisijungę galėsit pamatyti savo rūpimo dalyko. Tai jeigu užduotis turi šitą ikoną ir yra turtinimas aiškinimui, jinai, kaip ir sakiau, gali būti atviro klausimo. Va šičia yra atviro klausimo užduotis, kurią galim užduoti vaikams paskaityti ir tada turim progą gerą padiskutuoti, išklausyti jų nuomonės, klaidingus sprendimo būdus, teisingus, pasikalbėti, o yra užduotys kitos, kurios turi pasirenkamojo atsakymo tik tai galimybę, bet labai puiku aš parodysiu, kad tas užduotis, kai mes galim demonstruoti ekrane klasėje arba atlieka vaikai, mes matom mygtuką tikrinti ir pasitikrinus užduotį arba parodžius atsakymą, mes neteisingą net pasirinkus, mes galim kartoti begalę kartų tol, kol išmoksim. Dabar tas garsinis įrašas, tai jeigu tokia rasim ikoną, tai reiškia vadovėliai, tai atrodys va prie pradžios, po skaidrėm jinai yra ir paleidus tą garso įrašą, mes jį išklausysim ir tada atliksim su pasirenkamu atsakymu užduotį. Taip, dabar kaip tos užduotys realiai edukuojam. Pavyzdžiui, turim užduotį skaitmens vieta skaičiuje. Ir užduotis pateikta didesniam lange visada bus, o atsakymo variantai tam geltonam fone. Ir jeigu aš dabar neskaičiuodama parinksiu bet kurį atsakymą ir pasitikrinsiu, tas neteisingas atsakymas man neužkerta kelio ir tai nėra klaida, kad neleidžia man toliau mokytis, aš galiu kartoti. Ir tada begalę kartų galima kartoti. Tokios užduočių parengimas ir praturtinimas prie pačio temos išdėstymo labai patogus yra naudoti, kas turit išmaniasias lentas arba šiaip ekranus su projektoriais ir atlikti su visais vaikais klasiai. Nes tada mes galim paklausyti, kaip jie galvoja, ką jie kalba, užduotį paskaityti. Matom čia kitos atviro tipo užduoties pavyzdį. Šiaip šitos užduotys labai yra tinkamos ir moksleiviams, jeigu jie namuose mokosi. Neretas atvejis, kad praleidžiam pamokas dėl vienų ar kitų priežasčių, tai turint vadovėlį su praturtintu skaitmeniniu turiniu ir su užduotimis, jie gali savarankiškai tikrintis, kaip jie mokydamiesi patys suprato temą ar teisingai, kodėl daro klaidą, kaip ją reikėtų ištaisyti. Tai tas mokymasis iš praturtintų vadovėlių moksleivių taip pat yra labai patogus. Aišku, mažose klasėse neretai reikia tėvelių pagalbos, tai ir tėveliam ta santrauka temos ir užduotys padeda irgi pilniau padėti vaikui mokytis. Čia parodysiu dabar ikoną infografiko, kuris, sakiau, atitinka kaip mąstymo žemėlapius, mes turim visą santrauką ir jeigu nueisim į bet kurią kitą grupę, mes taip pat prie temos turėsim tokias užduotis pateiktas, infografikus pateiktus ir jie, infografikai, yra skirti pamokos apibendrinimui.